Bum, bum, pau, 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 čia yra pėžas, gavno, ne gavno, jakauju. What's up? What's up? What's up? What's up? Oh shit. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Gerai, važiuojam. Važiuojam. Turime pėžą. Tai ne, golf, aišku, kad pėžą turime. Tai žodžiai, Kestis pradėjo rinkti amortikus ir surinko amortiką ir keisdamas amortiką pamatė, kad reikia keisti šarnyrą su silent bloku, tai išėmėme abi šakes ir pamatėme, kad tikrai atsiprašant yra jiems silent blokams ir šarnyrams. Tai va, teks pakeisti ir juos, o galvojam, kad važiuokliai visiškai nieko nereikės keisti, bet pasirodo kitaip. Po to, mato, čia nėra priekio, nei sparnų, nei kapoto, tai nusiėmėm kapotą, sparnus ir ruošiam šveitimui, dažymui tai yra. Tai sakau, dabar viską bandom maksimaliai atiduoti pėžui, po to prieisim prie golfo irgi darbų kažkada. Dabar reikia visą toliau ruošti dažymui, šveisti. Nėra to pilvo, ką čia svaigsti. Tiesiog pėžą reikia ruošti dažymui, toliau šveisti, gruntuoti ir dažyti, ir viskas. Tai toliau tęsiam darbus prie pėžą. Kaip ir minėjau, ketvirtis galinio realiai yra šitos pusės. Tai čia buvo ir slengstis vyrintas, čia špakliuosis ir viskas nuo čia turbūt pilna. Gysim dar iš vidaus atitiesinti, bet turbūt tiek ir bus. O špaklius tai čionais. Špaklius tai turim kokius gerus porą milimetrų standžių. Kaip kapoto vidus nieko nedažysim, tai praeitą kartą pasimiau teliką, neturėdam skaikti, nugruntau ir nudažiau tiesiog juodai. Bet biškai gražiau bus atsidaręs kapot, nes tiek pabai supūs. Ir vėlgi, netvarkiam pilnai rūdžių. Tiesiog nušveista pilnai viskas, neišpakliuota nieko, tiesiog biškai gražiau estetika ir viskas. Tiek ir užtenka mum. Pakėlė kapotą, gražu juoda, nerūda, nesupūvė ir viskas. Turim išimtas tas šakės, silent blocks jau vis susipirkam. Ir gaus pasikeičiam abu silent blocks ir šarnyrus, vis dėl to irgi nusipirkam. Nes diametras žinom, jie 2 dydžių buvo, tai viską turim šitam maišiukę. Varam keisti ir šiandien planas būtų surinkti visą važiuoklę. Tai judam. Tai važiuoklę priekį įsidėjom, rodo, kad garso neįra. Rodo jo. Gerai. Tai važiuoklę priekį įsidėjom, realiai ganėtinai aukštį. Užtektinai aukštį. Palei slinkščių žiūrint, aukštį gaunas. Sparnai pagal kas neuždėti, bet yra nuotrauką padariusiu pirmatuot sparnų. Tai realiai galas
gal žemiau galas negu prieks. Tai, nu, aišku, nėra kapoto svorio, vėl ką nors, bet, žodžiu, aukštis, kaip tik mum ir šuolį gal kokią atlaikys. O dabar tiesiog galim pakeisti galinę lempą, kuri biškiai buvo skylus. Vis pakeitimt pasirodo lengvesnis negu bet ką. Porą varštelį. Pirštai sukam varštelį. Ja, pakeisim tą lempą šiandienai. Manau, tiek ir bus, kad paėktėm ir sudėm visą važiuoklę. Tai gavas jo pasikeitė ne tik, ką ten minėjom iš pradžių, kad nieko važiuoklį nereiks daryti. Nu, tai žodžiu, ne tik amortizatoriai pasikeitė, bet pasikeitė ir visi sailiamblokai, ir šarnyrai, ir traukės, tiek vaira, tiek važiuoklės, tai žodžiu. Fun. Later that same evening. Gerai. Nusigūčia riš. Tai va, nusipirkau kabriką. Galis pamatyti, kaip atrodo. Keliuns golf stavo jau? Trečias. Trečias tarp trečių. Trečias tai trečias. Tarp trečių. Tarp trečių, o šiaip net nežinau, jau nebeskaičiuoju. Gal šeštas, gal septintas, gal penktas, bet ne paskutinis. Žodžiu, bet laimingas pasimės. Labai laimingas. Pagriuvęs, ne? Pavargęs truputį yra kasekėlių, bet kaip už tokią kainą, tai tikrai gerai. Vasarai sais. Vasarai sais, na. The next day. Prie smagios dalies. Nu, čia biškai jau buvo pradėta lūpt. Tipo, tyra buvo pasižiūrėta, kas šiandien yra. Labai baisu, nes špaklius tai čia kokie 3 mm geri. Aha, labai smagiai, čia bent 3 sluoksniai to špaklius gauna. Aš nežinau, šiaip reiktų pamėginti gal Norbės taktiką, ne? Kaitint ir tada lūpt. Gal geriau? Vežė skutas, rimt. Tiek atsmarvė žiauri didžiulė. Tų dažų viską. Galbūt gerai maškiau sėdėti. Smirdi chemija, kvepia ratais. A tai. Wait, what? Tu pasakyk. Gerai, žodžiu, lopą vis dars, čia gali nebefilmuoti. Bet aš manau, žinai, kokį bairį padarom. Sušluojam viską, kas čia buvo. Ir einam pasverti tiesiog. Ir pažiūrėsim, kiek to špakliuko čionais iš viso. Opa. 200 gramų jau suviršam. $320 gramų beveik. Nesvarb, 320 gramų. Ką tik paspaudė asilas, kad nutaruoti. Ir nutaravai. Nu, bet buvo 300 Žodžiu, gramų. 320 gramų špakliaus. Zaibys, eik. Turim po 3,22. Kėsis dar vis klijuoja visoks lanus ir taip toliau, bet nebedaug ir liko, ne? Jau kaip ir reikia. Ką, dabar paskutiniai apsivalymai. Tada maišomės dažus ir
rengiamės ir darom.